Šiandien labas rytas Vilniui, sakau. Jis toks be kamščių buvo šį kartą Vilnius. Va, ką reiškia moksleivio atostogos. O tai kur ir ką šiandien? O tai Vilniaus Žirmūnų gimnazija. Suprantu, jaunimo investicija. O štai ir baigėsi dienos nuotykis Žirmūnų gimnazijai. Ačiū administracijai, ačiū mokytojams. Šiandien mes su jumis panirom į mokėjimo išbūti streso sąlygose ir savęs nesudeginti temą. Tai yra ypač mokykla, ypač gimnazija, kur reikalavimai yra aukšti, kur tempas didžiulis, krūvis, ohoho. Mes turim turėti kažkokius mažuosius savo metodus, kaip kiekvieną dieną atstatom ir pasiruošiam naujai darbo dienai. Tai va, šiandien kartu studijavom, tyrinėjom ne tik tai metodus, bet net ir vidinės normas, kur ir kaip, ką savo turim pasakyti. Pavyzdžiui, kad galim eit miegoti, net kai atėjo naktis, o mes dar nesam pasiruošę, ar negalim. Vadina, šiandien nepasiruošėm. Miegas svarbiau, tam, kad rytoj būsena būtų geresnė. Tai va štai jums viena iš pavyzdžių, ką mes šiandien tyrinėjame kartu su mokytojais. Sunku, nes vidinės normas kartais reikia. Turi gerai padaryti, tada jau pasirūpinsi savim. Nu žodžiu, visko neatskleisiu. Sakau ačiū mokyklai ir iki kitų galimų kartų. Einam, pažiūrėsim rudenį.